Hipnozė yra tiesiausias kelias susijungti su pasąmonė, nes mūsų pasąmonė sėdi visos baimės, visi riboti, blokuojantys įsitikinimai, kurie mus stabdo, dėl kurių atsiranda ar ligos, ar tam tikri trikdžiai santykiuose, nesvarbu kokie jie bebūtų. Kodėl vieniems jinai veikia labai greitai, kitiems atrodo išvis, kad neveikia. Tai dėl to, kad žmogus po hipnozės vienas dalykas, kad jisai jos neklauso, dažniausiai išklauso vieną kartą ir turbūt neišgirsta to, ką nori išgirsti, arba atvirkščiai galvoja, kad išgirdo viską ir daugiau nebeklauso. Klausimas labai svarbus ir reikalingas, nes tai yra tiesioginis irgi ryšys su savo pasąmonė, kurios metu mes galim sustiprinti visą procesą, kurį atlieka telepatas. Ir kitas dalykas, žmogus toliau gyvena iš savo įsitikinimų, vadinasi, jisai gyvenime nieko nesistengia pakeisti, jis leidžia toliau vesti ir valdyti baimėm, blokuoti visiems tiem įsitikinimam, jisai net nesistengia fiziniam plane nieko pakeisti, sustabdyti save, pastebėti, kad gal aš elgiuosi iš senų įpročių, gal kažką galėčiau fiziniam plane pakeisti. Tada irgi atrodo, kad hipnozė neveikia, nes mes automatiškai kartojam visas savo senus įpročius, gyvenam iš jų, kurie susiformavę yra iš pasąmonėje glūdėjusių baimių ir visų senų programų. Taip kad irgi po hipnozės būtina įjungti dėmesingumą, kurio metu mes galim pastebėti, iš ko vedinas aš elgiuosi taip ar ne kitaip ir ką galėčiau pakeisti, kad pradėtų keistis ir mano gyvenimas. Ir dar dažnai žmonės klausydami hipnozę jie būna susikoncentravę tik į vieną problemą ir jų tikslas yra tik ta problema ir jie nepastebi plačiau, kad keičiasi visuma. Tai nėra hipnozė tik tai vienos problemos sprendimas, tai apima visumą. Todėl labai svarbu išgirsti viską, kas kalbama, kas daroma hipnozės metu.